Labadiena. Jūs klausotės tylaus pokalbio. Kalbėti apie mirtį labai sudėtinga, ypatingai pasakoti apie netektį vaikams. Dažniausiai mes renkamės nutylėjimą, norėdami juos apsaugot. Ar nevardintas skausmas tampa mažesnis? Ar tikrai? Jeigu kalbėti apie mirtį, kada kalbėti? Kaip kalbėti? Galbūt į šiuos klausimus jums padėtų atsakyti nuostabi knyga, kurią aš laikau dabar rankose. Šioje knygoje vaikai kalba apie netektį savo piešiniais, savo eilėraščiais ir savo rašiniais. Labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti šios knygos sudarytoją, Vilmą Butėnienę, kuri šiandieną ir yra mūsų pašnekovė tyliuosiuose pokalbiuose. Ir kadangi šis pokalbis gimsta motinos dienos išvakarėse, mes kalbėsime apie mamos netektį taip pat. Vilma yra žmogus, kuri labai anksti neteko tėvų. Galbūt nuo to ir pradėkime knygą, pasidedam, prie jos sugrįšime. O dabar aš noriu tavęs paklausti štai ko. Tau buvo 11 metų, kai netekai mamos. Kaip tu ją prisimeni? Labas, Daiva. Pirmą kartą garsiai tenka kalbėti per tiek metų apie mamos netektį. Taip, šiemet bus 43 metai, kai aš neturiu mamos. Ir teturėjau ją tik tuos 11 gražių savo vaikystės metų. Be abejonės, kai praeina tiek daug laiko, tu pradedi tos žmonės idealizuoti, kurie išėjo iš tavo gyvenimo. Tai mamą prisimenu švelnę, gražią, žinau, be abejonės, kad ją labai mylėjo žmonės. Prisimenu tą per laidotuvės, kiek buvo žmonių, tiesiog visas miestas atėjo laidoti mano mamos. Ir su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad dar yra žmonių, kurie ją atsimena. Tame mažame miestelė, kuriame mes gyvenom, atsimena mano tėvus. Ir einant laikui tai yra labai svarbu, tai yra tarsi tavo identitetas, kad dar yra žmonių, kurie žino, kaip tu gyvenai, kuo tu gyvenai ir koks buvo mūsų gyvenimas. O tu pati išsaugojus turi kažkokią prisiminimą? Žinai, kaip mes atsinešam, prisimenam vaikystės kvapą, blynų skonį, kažką tokio. Pats gražiausias laikotarpis tai yra vaikystė. Ir tą, ką mes patiriam ankstyvoj vaikystėj, paauglystėj, tą mes nešamės kaip didžiulį lagaminą, didžiulį bagažą per visą savo gyvenimą. Ir vėliau mes galim savo charakterius kažkaip tvarkyti, taisyti, gyventi taip, kaip pasako psichologai, psichoterapeutai, ar ne, bet iš tiesų tai viską, ką tu gavai, tai gavai toje gražioje vaikystėje, kokia jinai bebuvo. Mūsų vaikystė buvo labai skausminga, gal vėliau mes apie tai kalbėsim, bet aš prisimenu mamos kepto obuolių pyragą. Aš prisimenu jos virtą morkų košę. Aš prisimenu, kaip mūsų vaikystė išleisdavo į kiemą nuo ryto iki vakaro, niekas ten vaikų neganydavo, bet aš žinau, kad už mus buvo atsakingi žmonės, ar ne, kad mes turėjom tą saugumą. Ir būtent kalbant apie mamą, tai atsimenu tokį švelnumą ir gėrį namuose. Mūsų namuose visada buvo žmonių, buvo svečių ir aš jutau tokią irgi didelę meilę iš savo tėvų, iš giminaičių. Kai mama išėjo, netrukus po poros metų ir tėtis išėjo. Taip, tu likai viena? Aš likau su sese. Nes kai mama mirė buvo 11, iš tiesų po keletos metų ir tėtis, ir likau su sese, buvo vyresnė ir tuo metu jai buvo 18 metų ir tiesiog mes galėjom kartu gyventi ir tą visą skausmą, tą visą našlaitystę išgyventi kartu su sese. Kai tai atsitiko, ar tu jau žinojai, kas yra netektis? Ar buvai su tuo susidūrus? Mes dar esam tos kartos, kad iš tiesų laidotuvės matydavom, ar ne, kad vykdavo? kaime, žodžiu, tai buvo tarsi natūralus procesas. Šarvojami žmonės mirė buvo namuose savo? Taip, tai ir mano mama, ir tėtis buvo pašarvoti namuose. Aš labai gerai atsimenu tą dieną, kai mirė mama. Tai iš tiesų buvo tragiška diena, kur nė nutuokti negalėjai. Kad sirgo tėvai, taip mes žinojom, bet kad staiga paims ir numirs tavo mama, tai buvo tiesiog neįmanoma suvokti. Nes aš išėjau į mokyklą, tėtis atsisveikino su mama ir važiavo į ligoninę
pjauti antros kojos, jis buvo be kojų. Ir mama valgė virtuvėje, tiesiog mes ją palikom valgančią. Aš išėjau į mokyklą, sesė mokykloje buvo, mano buvo antra pamaina. Grįžtu aš iš mokyklos, taigi trumpas tas laikas, grįžtu aš iš mokyklos ir matau susuktą tokį didelį kilimą, kuris buvo išnešamas į žiemą, į lauką tik tai tam tikrų periodų, tam tikrų metų, bet tikrai ne gruodžio 5 dieną. Ir aš žiūriu ir tarsi teta taip skarelę prisidengusi veidą, sėsk. Ir staiga man sako, kad mamos nebėra. Kaip nebėra? Taigi ką tik buvo, kaip nebėra? Ir nuo tos akimirkos, prasidėjo baimė mano gyvenime ir ta netekties skausmas, kurio aš tuo metu nesuvokiau dar. Iš tiesų nesuvokiau, tik buvo labai baisu. Nes mes Šarvojo iš tiesų subėga kaimynai, atvažiuoja iš kaimo žmonės, kur mama gyveno, giminaičiai. Tugi dzūkutė. Dzūkė, taip, su visom raudom, tiesiog su visom tradicijom, didžiausiom, gražiausiom. Bet tam vaikui tuo metu be abejonės yra labai baisu, nes yra labai daug skausmo. Dar baisiau, kad palaidojus ar nebūna ir gedulingi pietus tuose pačiuose namuose, jau ten moterys sutvarko kaimynai. Ir naktį tu lieki miegoti tuose namuose, kur ką tik degė žvakės, gulėjo tavo mama. Kai netekom tėčio, negaliu sakyti, kad tu prie mirties pripranti, mes jau ruošėmės, tėtis labai jau sirgo paskutiniu metu ir mes jau savaitę laiko žinojom, kad jis mirs ir mums sakė, ruoškitės, ką reiškia ruoškitės, tai ką, nusipirkti karstą ir laukti, kaip čia viskas bus. Tai buvo labai sunku, kai tu žinai, kad tai įvyks, bet tai dar neateina. Tai va tas savaitės ar ilgesnis laikotarpis buvo labai sunkus. Negali pasiruošti mirčiai ar netekčiai, tai iš tiesų yra labai sunkus dalykas ir ypač jaunam žmogui. Tai yra tiesiog baisu. Bet kad laikui bėgant netekties skausmas tampa labiau filosofinis, labiau šviesesnis, tai yra taip. Bet tik tai laikas gydo. Ir kai man sako, kad kažkaip nurimsi čia po greito laiko, reikia daryti tą, reikia daryti aną, tu netekęs mamos, tą akimirką lieki našlaitis. Ar tau 11 metų, ar tau 70 metų. Ir tik tada suvoki, kad gyvenimas keičiasi. Gyvenimas keičiasi, nes niekas tavęs taip karštai nemylės. Ar ne? Mūsų poetas sakė poetą, bet aš sakyčiau mama ir tėtis. Bet jūs su sese likote gyventi tuose namuose, kur gyvenote su tėveliais? Taip. Tuose namuose? Taip, mes likome gyventi tuose namuose. Tarp visų tų daiktų, tarp kurių jūs gyvenote su tėveliais. Taip. Ar nebuvo sunku? Buvo sunku. Buvo sunku matyti, paliesti, išgyventi. Mamą matydavau tamsoje, ar ne, kažkokio garso bijodavai. Tai yra natūralus vaiko baimės jausmas. Be abejonės tai atsiliepia ir sveikatai, ir gyvenimo būdui. Aš tapau poetė, aš bandžiau tą skausmą išrašyti, kažkaip išsakyti, iš vidaus išlieti, bet buvo baisu ir kurį laiką vėliau aš suvokiau, kad galbūt man ir nebereikia, ar ne? Va taip ir sakydavo, kad surenkam tuos daiktus, geriau nematyti, nejausti, neliesti. Bet kas atsitiko vėliau, kai aš išvažiavau į Vilnių 18 metų studijuoti, tie daiktai liko su sese gyventi, ar ne, sese išsaugojo. O nebuvo taip, kad rūbus surinkote tėvelio ir mamytės ir, nežinau, išdalijote ar išnešėte iš namų? Atvirai pasakius, aš neatsimenu šito momento. Tai matyt, kad buvo kažką paėmė, matyt, tetos ar giminaičiai, ar kaimynai, kažkas liko. Bet norėjau pasakyti, kad prabėgus kuriam laikui, daug metų, man teta perdavė mamos suknelę. Štai aš turiu mamos skarelę. Sesė perdavė lėkštutę, iš kurios aš valgiau vaikystėje. Turiu ir kitą lėkštelę, kuri pas mus būdavo ant stalo kūčių vakarą ar Velykų dieną. Tokia šventinė lėkštutė su pušies šakelėm. Ir dabar tą lėkštelę aš vežiojuos visur su savim. Kur aš kūčias bešvęsčiau, tai ta lėkštelė yra tarsi mano tėvai, tarsi mano vaikystė, tarsi kažkoks labai svarbus, net žodžiai sunkiai vardėjamas dalykas. Tai tie daiktai laikui bėgant, jie gauna visai kitokią vertę.
Ir jeigu manęs dabar paklausus, sakyčiau, neskubėkim viskuo atsikratyti. Tam tikrus dalykus, kurie buvo brangus, ar tarkim, plačiaja prasme brangus, ar ne, ar laikrodis, ar papuošalas, ar žiedelis, ar pirštinaitės turiu mamos vat suknelytę, galima tiesiog sudėti į dėžę, pastatyti toli, nuotraukas sudėti, kad kasdien tau netektų matyti, ar ne. Bet po kiek laiko, kai tu atsidarysi, tai ir dabar aš turiu savo vaikystę, tai tie tokie smulkus daiktai, nuotraukos, prisiminimai, šiandien man tai yra labai brangu. Bet labai svarbu. Labai svarbu turėti, ar ne, daiktų iš vaikystės, iš savo praeities, kur, atrodo, tai buvo ta erdvė, kur tu jauteisi stiprus, apsaugotas. Tai ir toks, lyg apsaugojimo irgi galią turi tie daiktai. Manyčiau, kad taip, gal nereikia tiek labai prisirišti, gal daugiau iš tiesų už to žmonės pasimelsti, šviesiai prisiminti, bet kad jie tau laikui bėgant turės labai didelės svarbos, tai bent jau man taip atsitiko ir aš esu labai dėkinga savo sesei, kuri išsaugojo. Ir netgi šiemet man padovanojo knygą, mes dar susitiksim, Vilma Alfonso Bieliausko, pagal kurią man tėvai yra davę vardą. Tai tas sesers, kaip čia pasakyti, požiūris į mane, aš 5 metais jaunesnė, jinai suvokia, kad tas vaikas likęs, jam kur kas yra sunkiau, sesė rūpinosi manim, bet jinai suvokia, kad reikia padėti tam jaunam ir kad gal ateityje jam bus svarbus tam tikri dalykai. Tai labai džiaugiuosi, kad turiu sesę apskritai, kad mes kartu likom ir išlaikėm gražų santykį iki dabar. Sesė turbūt tapo tavo antrąja mama po jūsų tėvelio išėjimo. Galima sakyti ir taip, nes iš tiesų labai pagelbėjo tetos, mamos sesuo, tėvo sesuo, bet sesė buvo tas žmogus, kuris arčiausia, mes kartu augom ir kartu išgyvenom tą skausmą. Tai taip susiklostė gyvenime, kad sesė išpiešia tą skausmą netekties, yra tautodailininkė, o aš išrašau. Tai kartais išdainuoju, tiesa, nes labai mėgstu dainuoti folklorą, tai labai padeda tas išrėkimas skausmo ir išdainavimas. Tai sesė irgi turi gražią šeimą ir kažkaip užsiima menais ir jai taip pat esu parašiusi eilėraščių. Vien už tai, kaip aš jai galiu padėkoti už tą laiką, už tą pavyzdį, už tai, kad jinai išliko šalia, nes tai yra labai svarbu, kai tu netenki tėvų, kad kažkas būtų arti tavęs. Dabar kaip prisimeni, aišku, tai buvo senai, bet vis tiek, kaip pagalvoji, ar galėjo jūs vaikus kažkaip labiau paruošti tai žiniai? Netekties žiniai. Ruošė. Mes iš tiesų žinojom, kad tėvai labai sunkiai serga ir tą matėm, nes mama jau ir nebedirba, mama mirė 43, bet bene 40 jau išėjo iš darbo ir nebedirbo. Tai mūsų ta vaikystė buvo labai persmelkta skausmo ar baimės, nes mesgi girdėjom, kad kalba, kad mirs. Tai buvo labai baisu, tai iš tiesų, bet tu negali pasiruošti. Vis tiek, kai tai atsitinka, tai baisesnio dalyko turbūt neįmanoma. Čia turbūt ar tau 11 metų, ar tau 50 metų, bet netekti artimųjų, tai yra tikrai didelis šokas, kaip tu be pasiruoštum. Bet mes vaikai, mes matėmės, mes girdėjom, mes dalyvaudom kitose laidotuvėse, tai gal jau pačios tos ceremonijos nebuvo tokios baisios. Nors kai mama, tai iš tiesų man tos visos raudos ir dargi karstai buvo vežami sunkvežimiuose ir labai daug žmonių buvo nešami, buvo labai daug nuotraukų daroma ir viduje, ir lauke, ir vaikams liepdavo bučiuoti tėvus. Tai va tas momentas toks, kad tiesiog tu net nekėlei klausimo, kad tu gali to nedaryti, kaip dabar, ar ne, mes norim apsaugoti vaikus ten. Aš jau nekalbu ten paliesti, nesiveda į laidotuvės, tai mums reikėjo ir pabučiuoti, ir dar tas kūnų sutvarkymas visai kitoks, ir žiema, ir ten atsimenu sniegą neša, tokie dideli dubenys po tuo stalu deda, ir sienos aprūko, tiesiog labai toks ta ceremonija, bet tai buvo priimta. Bet kaip arti mes galėjome būti to fakto, išėjimo ir mirties?
O šiandieną mes stengiamės apsaugoti kaip begalėdami. Save taip pat. Vaikam įsirėžia, aš atsimenu, buvau vaikas ir mūsų miestelėje žuvo mergaitė. Ji čiuožė turėklais ir buvo tokia taip laiptinė, kur laiptai ir tokia ertmė. Ir jinai neišsilaikė, nukrito ir žuvo. Ir aš atsimenu, aš jos nepažinau, tai nebuvo nei mano klasiokė, tai buvo mūsų mokyklos bendruomenės narė. Mums vaikams buvo tokia didelė baimė. Aš netgi dabar atsimenu, jeigu aš ateinu į tokią laiptinę, aš atsimenu tą mergaitę. Tai aš noriu pasakyti, kad tiem vaikam tie visi užsifiksavę dalykai, ir jeigu su jais nekalba, nepaaiškina, tai jie nešasi per visą savo gyvenimą, ir tu nežinai, kada tau iškils koks vaizdinys ar šokas tiesiog, ar kokia panikos ataka. Tai yra labai daug dalykų, kurių mes iš to vaiko neiškrapštom. O giliai galvoje, giliai viduje jis turi tą faktą, tuos dalykus. Bet iš tikrųjų, kaip vaikui paaiškinti ir kada paaiškinti? Klausimas toksai kabantis, sakyčiau, be konkretaus atsakymo. Tu sudarydama šitą knygą, turiu pasakyti, kad Vilma yra mūsų laidos rėmėjo, laidojimo paslaugų centro komunikacijos vadovė. Ir čia bendrai turbūt kilo ta nuostabi idėja sudaryti šitą knygą, bet aš net neįsivaizduoju, kokį kryžiaus kelius turėjai nueiti, kad tai įvyktų. Įsivaizduokit, mokykloje mokytojas turėjo sugebėti pasakyti, paprašyti vaikų, kad jie nupieštų ar parašytų apie netektį. Galėjo susilaukti įvairiausių reakcijų. Taip ir buvo. Iš tiesų, tai kai pradėjom, nuo ko kilo ta idėja, kai pradėjau dirbti laidojimo paslaugų centre, iš tiesų teko matyti įvairių laidotuvių, dirbu jau 4 metus ir be abejonės, kaip ir visais laikais, vienas skausmingiausių yra matyti vaikus. Ir teko stebėti tokią situaciją, kad su vaikais labai mažai kalbama ir jie nėra tinkamai paruošti, kaip ateiti į šarvones, į laidotuvės, nes matyti tėvai taip ir augino, ar pedagogai vengia apie tai kalbėti. Tai kaip ir minėjau laidos pradžioje, mes nutylėdami bandome apsaugoti. Ir kaip gaila tų vaikų. Aš mačiau, čia buvo pašarvota mergaitė tokia. Ir jos klasiokai, draugai, kiemo draugai, didelis būrys atėjo. Ir mačiau, kaip berniukas su gėlėm įbėgo, po kelių sekundžių išbėgo, nubėgo į kampą, verkė ir tu nežinai, kaip tą vaiką paguosti, kaip prie jo prieiti, ką jam pasakyti. Tu matai didelį šoką tų jaunų žmonių, nes iš gyvenimo išėjo jų bendramžė, jų draugė, ar ne? Ir tokiu atveju yra tikrai labai daug. Ir stebėdami tą situaciją, kaip sunku ir pedagogams, ir socialiniams, ir tikybos, ir visiems kitiems prie tos temos prisiliesti, ar ne? Tai nutarėm kažkaip ištiesti ranką ir prakalbinti vaikus. Per piešinį, per rašinį, kad galbūt galvojam tą skausmą arba tą vidinį jausmą, ką jie norėtų pasakyti tą temą, gal jie galėtų išpiešti, išsakyti, galų gale išrašyti. Ir sugalvojom, parašėm laišką į mokyklas, kad toks rašinių ir piešinių konkursas. Be abejonės viena, kita, trečia mokykla, bet buvo ir tokių, kad mes savo vaikam tikrai nesiūlysim tokios liūdnos temos. Nors tai iš tiesų atrodo rašinys, piešinys ir visigi mes minim vėlinės ir vaikai su to susiduria. Kaip gražiai samprotavo vaikai, kad netektis, tai mes galim netekti ir gyvūnėlio, mes galim netekti darbo, mes galim netekti senelio, dėdės, artimojo, galim netekti tėvų, galim netekti gimtinės. Netekties skausmas yra labai platus, labai plati savoka. Ir tie vaikai, tie pedagogai, kurie išdrįso ir buvo drąsūs, jie su ašarom akyse dėkojo vėliau už tą galimybę per kūrybą pažvelgti į šią temą. Vaikai rašė eiles, vaikai kūrė, kiti nėra susidūrę su netektimi, tai jie kūrė esė, tarkim. Kiti piešė, kiti kažkokias mintis rašė apie tai. Vieni, sakau, susidūrė, kiti nesusidūrė, bet vaikai labai imliai ėmėsi šios temos ir pedagogai buvo labai nustebę ir turėjo temą su jais apie tai pakalbėti, labai daug dalykų atsivėrė ir gražių.
Tai kaip tie vaikai mato netektį, ar jie mato prasmę, ar jie mato per tikėjimą, ar ne, kaip tu gali atsitiesti paskui, ar yra tas kitas gyvenimas, ar reikia jau dabar šiandien bijoti. Vienas berniukas iš Grigiškių šviesos mokyklos yra parašęs, ne mirties mes turime bijoti tuščio gyvenimo. Tai tokių gražių minčių pasirinkom iš tų vaikų. Na ir sugalvom sudėti į knygą tuos piešinius ir rašinius iš tiesų, pavadinom gyvenimo mozaiką apsikabinti meilę. Čia yra ne tik vaikų rašiniai ir piešiniai, čia yra ir kunigo Doveikos laiškas vaikams, kurie patyrė netektis ar kurie patirs. Čia yra ir psichologės, psichoterapeutės patarimai, čia yra ir mano įžvalgos ir patarimai, kągi daryti, kaip galima truputį palengvinti savo gyvenimą, jeigu tu susidūrė su ta netektimi. Na, tarkim, rašyti dienoraštį ar ne, pasidaryti tą daiktų dėžutę kažkokią, kur gali tuos prisiminimus susidėti. Gali pasodinti medį, auginti, laistyti, pasikalbėti su išėjusiu, o jau gali inicijuoti suoliuko pastatymą, tarkim, ir kur per metines ar per gimtadienis to žmogaus išėjusio susirenka artimieji, draugai, bičiuliai ir prisimena, nes tai yra labai svarbu, sako, žmogus gyvas tol, kol mes jį prisimenam. Tai daug tokių dalykų sudėjom ir tiesiog padedam prie šarvojimo salių, dalijam tiems, kuriems jos reikia. Tai ne tik knyga vaikams. Ja varto ir suaugę žmonės ir mums labai gražu matyti veide nusiraminimą. Šypseną ir nusiraminimą. Bet tai palengvina tą pažinimo kelią? Aš manau palengvina, nes vaikas mato, vis tiek jisai paskaitęs ar suaugęs, ar vaikas, kuris gali kreiptis, kada jau yra ta riba, kada jau jam iš tiesų yra liūdna, nes verkti, liūdėti tai yra normalu ir jis turi išverkti, ir kai kiti ten sako, neverk, būk vyras ten ar nelaikykis, verkim, liūdėkim. Bet kada jau yra ta riba, kada reikia susirūpinti, ar ne? Tai vat psichologija, psichoterapeutė atsako į tos klausimus, paneigia mitus. Tai manom, kad šita tema, bet koks šviečiamasis dalykas yra labai gerai. Nes jeigu pedagogas ar tėvai nedrįsta kalbėti, tai tiesiog galim vaikui duoti pavartyti ir gal jam patiks, gal jis kažkokį piešinį pasižiūrės, eilėraštį paskaitys, rašinį. Yra savo gražių minčių, nusiraminimo minčių. Taip, mes čia kalbam gražiai, bet žinai, aš galvoju, man buvo labai sunku kalbėti apie mirtį su savo dukra, mano dukra jau 23 ir netekčių jinai jau patyrusi. Mirė du seneliai, mirė močiutė, jinai žino netekties skausmą ir turiu prisipažinti, iš tikrųjų tas kalbėjimas buvo labai sudėtingas dalykas, labai. Tu irgi esi 2 vaikų mama, teisingai? Na ir pavyko pasikalbėti. Taip, mano vaikai tikrai žino, kaip aš norėčiau būti palaidota. Tai yra tikrai ta tema yra ir ypač, kai pradėjau dirbti šį darbą laidojimo paslaugų centre, aš suvokiau dar labiau, kad tai yra labai svarbu pasakyti, kaip tu nori atrodyti, kokiu nori laidotuvių, kaip norėtum būti parėdytas, ką norėtum nusinešti į aną pasaulį. Ir netgi kur nugulti, tai ne tik su vaikais, mes su sesė atsistojom, jau mūsų tėvų seniai nėra, ne, mes turim šeimos kapavietę ir sesė neseniai klausė, Vilma, tai kurioj pusėj norėsi, ar kur mama, ar kur tėtis. Tai mes netgi pasirinkom vietas. Tai ši tema per gyvenimą, kada mes išgyvenę daug netekčių, senelių, artimųjų, visų tetų, dėdžių, ar neteko visus išlaidoti, jau likom tą pusėserių, pusbrolių kartą. Tai yra normali tema jo, kur tu gali pasikalbėti ir aš esu tas žmogus, kur net ir giminaičiai pasako man, tarkim, nu žiūrėk, ten man tik tai nedėk nieko ant galvos, kai numirsiu, nes niekada gyvenime nenešiau kepurės. Nu, tarkim, mane pasakymas. Žmonėm yra svarbus tokie dalykai. Ir jeigu mes paliksim tą savo vaikam naštą, kai jie nežinos, ar ne, ar tave kremuoti, ar tu nori būti karste palaidota, ar kur, kokia vieta, ar ne, tai mes paliekam labai didelę atsakomybę ir galvos skausmą, kai tai atsitiks. Tai kai tu susiplanuoji, tai tu labai palengvini tą dalyką vaikams. Tai ši tema mūsų šeimos ratelį yra normali tema. Jo, tai yra dar to labiau, kad vaikai žino, kokią aš darbą dirbu ir kaip aš bandau savo darbo veikla, poetiškų žodžių palengvinti žmonėms netekties skausmą. Tai jie į tai žiūri labai, labai normaliai ir aš tuo džiaugiuosi. Iš tikrųjų pačiai pavyksta
išrašyti, kažkokį užgulusį sunkumą, skausmą. Pavyksta? Taip. Palengvėja? Tai palengvėja, taip. Ir ta netekties tema, tai buvo pirmoji tema, nuo kurios aš ir pradėjau rašyti savo apskritai gyvenime. Mano kūryba jau spausdino, kai buvau gal 14-16 metų, tai visa pirmoji kūryba buvo susijusi su netektim. Gal šiek tiek mums buvo lengviau išgyventi tais laikais, nes buvo labai bendruomenė stipri. Kaimynai, pedagogai, tave supanti aplinka. Ir tie vaikai, kurie liko našlaičiais, juos globojo. Bet, mieloji, matau, kad jūs atsinešusi knygelę su savo eilėmis ir mums dar nieko nepaskaitėt. Aš norėjau pradėti. Kai pradėjau rašyti, tai mano čia poezijos knygelė, kur yra rubrika mamai, yra visai atskiras skiltis ir tėčiui, nes man tai buvo labai svarbu, čia kai man buvo būtent tas laikas po jų netekties ir tai yra mano ankstyvoji poezija, bet kadangi mamos diena artėja ir tikrai sako, mama ten, kur žydi gėlės, ar ne, tai manau, kad visi mes pražydinsim tas gėlės, kas prisiminimuose, kas ant kapų, kas savo namuose ir tikrai prisiminsim tas mamas, nes mes galim neturėti namų, galim neturėti darbo, galim neturėti tam tikrų daiktų, bet visi mes turim savo mamas. Ir tą dieną mes tikrai švęsim širdį visi. tą laiką, kada buvom saugiausi, kada buvom mylimiausi, kada mums buvo visos pagalvėlės išpurentos, kada buvom šilčiausia apklostyti, kada mums buvo kvapniausia arbata sergant išvirta ir skaniausias maistas pagamintas, ir vaikystė, ir skaniausi saldainiai, viskas, kas tikriausia, gal per tokius paprastus dalykus, bet mes grįžtam į tą vaikystę, kada namuose gyveno mama ir tėtis. Tai norėčiau paskaityti eilėraštį savo mamai. Akacijom širdis pražydo, tik nėr tavęs. Baltų žiedų snieguos įbridus aš pakeliu rankas link baltumos, link paukščio, link švelnumo. Siekiu aš saulę pro baltas šakas, tik liūdesys širdį, kažkoks įstrigęs, nes nėr tavęs. Ką tu pasakytum šiandieną, vėlgi motinos dienos išvakarėse, kurie taip pasitiks tą motinos dieną nebeturėdami mamos? Kaip galėtų savo padėti, kaip tas mintis palengvinti? Ne kiekvienam pavyksta išrašyti savo liūdesį. Mama yra visur esanti. Aš niekada nepasakiau, kad aš turėjau mamą. Mama visada yra, buvo ir bus. Tai labai palengvina ta mintis, kad aš įsivaizduoju savo mamą gražiai gyvenančią danguje, gal kokiame bufete, geriančią arbatą, raudoną vyną, su visais artimaisiais susitikusią ir nuolat man padedančią. Aš ją jaučiu kiekviename žingsnyje, kiekviename savo gyvenimo etape, ypač kai yra sunkiau, ar ne, kai kažkoks tai laikas, kada kažkas ištinka, tai mama, tėtis, išėję artimieji, jie tikrai tau primėto tų pagalvėlių, kad kristi tau būtų lengviau. Tai žmogų, kuris tiki į pomirtinį gyvenimą, tiki, kad jiems ten yra gera, neskauda, šviesu, tai yra labai didelis palengvinimas. Ir be abejonės važiuosime lankyti kapų, pamerksime gėlių, pasodinsime, bet jeigu kas to padaryti ir nebegali, tai tiesiog uždėkime tas žvakutes prisiminimo savo širdį ir pabūkime tą dieną kartu, prisiminkim tą gražų laiką ir šviesų laiką. Vis tiek kiekvienas mes savo gyvenime turime tų gražių ir brangių akimirkų. Tikrai labai daug sunkumų gyvenime visi susiduriam, bet kai sako, Dievas tau duoda tokį lagaminą, kokį tu gali panešti per gyvenimą, tai manau, kad visi nešam savo lagaminus ir išgyvenam tos sunkumus ir netektis, bet reikia išlaikyti tą optimizmą, tą tikėjimą, tą šviesų jausmą, padėkoti už tai, kad turėjai galimybę nors kurį laiką pabūti kartu. Ir tie, kurie neteko, ir tie, kurie neteks, ir tie, kurie netenka šiandien, prisiminkim mūsų poeto Roberto Keturakio žodžius. Ir kai liksi vienas,
vienišiausiam vienišume, ji ateis. Mama. Mama. Ačiū labai Vilma už pokalbį. Ačiū už prisiminimus, kuriais pasidalijai. Iškrausti į tą vaikystės lagaminą prieš mūsų klausytojus ir mūsų žiūrovus. Aš linkiu jums visiems prisiminti savo mamas, jeigu gyvas apkabinti ir pasveikinti, jeigu jos išėjusios, vis tiek jas prisiminti ir su jomis kartu būti. Ir dar noriu priminti apie knygą, kurią mes šiandieną jums pristatėm. Ir turiu pasakyti, kad ši knyga yra dovanojama. Ir jeigu jums jos reikėtų, jums tiesiog reikia kreiptis į mūsų laidos rėmėją Laidojimo paslaugų centrą. Ir jūs pasieks ši dovana, kuri, neabejoju, tikrai palengvins sunkius pokalbius.